krepšinio pasaulyje. Ačiū. Ačiū, bet jūs nekalbėjote, aš bijau. Jūs dabar kaip mergaitė. Ačiū. Būkit sveikas, svarbiausia. O svarbiausia sveikas. Bet kaip būtų? Ir sirkis ir, Na, ačiū. kaip sakyt, nežinau ką pasakyti. Nieko nereikia. Sveikatos dabar, nes čia visi, kaip sakyt, esame jau tokiam režime, kad Aš iš savo pusės jau galiu pasakyti, sulaukit mano metų. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis su 89-ųjų gimtadieniu pasveikino LKF pirmtaką, buvusi savo trenerį, kurį vadino tėvu Vladą Garastą. Aukštaitį 42 metus dirbusi treneriu ir tiek pat laiko jau gyvenantį Kaune, laidos Krepšinio pasaulyje redaktorius Vidas Mačiulis Lietuvos krepšinio namuose pasveikino televizijos žiūrovų vardu. Taip, kad žydėkit, garantija 5 metai, gyvus rožės, o kamuoliukai tai amžini, kaip ir jūs. 89-ojo gimtadienio proga Vladas Garastas mūsų programai davė išskirtinį interviu. Taigi, treneri, vasario 2 tikroji gimimo diena, vasario 8 įrašyta visur ir pase į Wikipediją. Bet man atrodo, kad jūs galėtumėte ir savo tikrą amžių, ne 8 metais, 18 metų, gal net 28 pasijauninti, nes tikrai laikas jūsų neveikia. Gražu, kai taip kalba, bet faktinai veikia. Veikia, viduje nebe ta energija yra, nebe tas fizinis pajėgumas. Dabar kalba, o čia reikia sportuoti, reikia bėgioti, visą kitą. Jau nebesinori. Jau noris pasėdėti. Aišku, aš judu, stengiuosi. Labai blogai, kad užėjo laikotarpis, kada sunku labai, slidu ir taip toliau, bet buvo baseinas toks plaukimo, į kurį visada eidavo ir plaukdavo. Tai čia labai puikus sportas yra mano amžiui. Man labai trūksta šito vandens. Visiškai, kiek aš pažįstu, nuo 1979 vasario, koks jūs būt, toks ir likot. Čia genai? Gal ir genai, nes mūsų šeimoje gana visi ir gana ilgai išgyveno, nors labai sunkiai buvo visko. Nepriteklių daug, visokių nelaimė buvo ir taip toliau, bet įsilaikė. Aš jūs su tėvelį Antaną Garastą prisimenu Biržuose 92 po olimpinių žaidynių Barcelonoje, kaip jis gražiai pagrojo. Ir mums net, žodį tarė apie muziką ir apie sūnų. Kiekgi ir kaipgi jūs žiūrėdavot televizorių, kai žaisdavo Kauno Žalgiris ir kaip pats komentuodavo tas rungtynes ir sūnaus vadovavimą rungtynėms? Kaip visi, taip ir jūs? Berods 88 tėvelis. Kaip 88 mirė čia Kaune Raudono kryžiaus ligoninėje. Taigi jūs jau pralenkėt 89, vis vienas žmogus pagalvoja, turbūt padedė kažkokius taškus. Kaip jūs galvojat, kiek tas dievulis man Vladui Garastui davė limitą? Svarbiausia, ko stengiuosi negalvoti apie metus. Gyvenimas labai greitai eina, tikrai nepaprastai greitai eina laikas. Ir ko tolyn, to greičiau. Aš atsimenu vieną rusų aktorių, kuris labai gražiai pasakė, iki šiol aš negaliu užmiršti. Kai sako, buvo aš vaikas, atsikeldavau rytą, kada ateidavo tas vakaras. O dabar sako, atsikeliu vakarė nauji metai. Tikrai, kad taip ir yra. Be abejo, be abejo. Skaito, reikia atsisakyti tokio dalyko, kad oi greičiau ateitų tą dieną, ten bus kas ir ateis tą dieną nelaukiant. Nelaukit tos dienos, stenkitės prasmingai kiekvieną dieną praleisti. Taigi 79 metais
jūs pakviečia Kauno Žalgiris. Gerai padarėt, kad palikot direktoriaus postą Biržuose, būt gerbiamas, turėjot jaunus krepšininkus ir įkišot galvą į miestą, kur niekas nelabai pripažįsta svetimų iš kaimo atvažiavusių. Taip, tuo laiku buvau Lietuvos jaunimo rinktinės trenerių ir buvau pasiekęs rezultatą, fantastišką skaitau. Biržuose yra 2 mokyklos. Ir tos 2 mokyklos tapo Lietuvos moksleivių sporto krepšinio čempionu. Įsivaizduojat šitą. Ir kada čia už nugaros Vilnius, Kaunas, visi miestai, man sako, tu labai gerai dirbi. Aš sakau, gal taip labai gerai nedirbu, bet sakau, jūs blogai dirbat. Pasakysiu, kad mane gal turbūt pastumė šviesios atminties mano draugas Sargūnas, su kuriuo mokėmės, su kuriuo kartu žaidėm komandą ir panašiai. Mano dušė daugiau linkus prie jaunesnių. Jie ir paklusnesni, ir imlesni, kas turbūt yra svarbiausia. Kvietė prieš tai 5 žmonės, aš buvau tik 6. Ir jis man sako, klausyk, aš tai Panevėžy gyvenu, bet sako, tu dabar šitam kaime. Gerai, reikia pabandyti. Ir išvažiavau į nežinią, bendrai niekur. Teko viską performuoti, pertvarkyti. 3 kart Tarybų sąjungos čempionai Žalgiris tapo. Tarpkontinentinės taurės laimėtojai. Kai dabar pagalvojat, viską pasiekėt su Žalgiriu? Ne viską. Dar galėjom būti, skaitau, Europos čempionų lygos. Galėjom būti nugalėtojais. 86 metais Budapešte. Galėjom. Europos taurė tokia buvo. Reiškia, Prancūzija vyko Grenoblį. Pralašėm Barcelonai 4 taškais. Dabar kas vyko? 85 metais tapom Tarybų sąjungos čempionais pirmą kartą. Ir jau ant rytojaus 6 valandą reikėjo keltis, su autobusu vykti į Vilnių, iš Vilniaus traukiniu vykti į Maskvą, iš Maskvos lėktuvų skristi į Paryžių ir iš Paryžiaus 10 valandų traukiniu važiuoti į Grenoblį. Tai tokia kelionė buvo. O pasibaigė, reiškia, Tarybų sąjungos čempionatas, prieš kiek tai valandų. Bet kas svarbiausia, kad laikė čempionato traumą gavo Masalskis ir Jovaiša. Nebuvo laiko, kada pasveikti. Ir be šitų 2 žaidėjų. Ir pralašėm 4 taškais. Skaitau. Ir, prašau, koks likimas. Tai pirmiausia, blogas išdėstymas Tarybų sąjungos čempionato. Aš tai įtariu, kad beveik specialiai. Budapešte tai vyko tas įvykis Arvydo su to Natkičium. Jis buvo pašalintas iš aikštės ir mes tokiu būdu ir pralašėm rungtynes. O paskui atsirevanšavom Argentinoje prieš juos 27 ar 28 taškais laimėjom prieš juos. Tai va 2 galimybės, tokios yra beveik dėl tam tikrų aplinkybių neišnaudotas. Gaila labai, bet ką padarysi, būtų titulų buvę kaip reikia tada jau Žalgiriui. Šią savaitę Žalgiris ir turėjo namuose žaisti su Belgrado Crvena Zvezda, Raudonaja žvaigžde. Rungtynės neįvyko, bet jūs vis dėlto norėčiau, kad kaip buvęs Žalgirio treneris, kaip garbingas treneris, nusipelnęs treneris, ką galėtumėt pasakyti apie šiandieninį Žalgirį? Ir svarbiausia, niekas nekalba apie Martiną Šilerį, vyriausiąjį trenerį. Man Šileris kaip treneris imponuoja. Tai yra puikus žmogus, matos, kultūringas, išsilavinęs. Reiškia, supranta reikalą ir matosi rezultatai. Ir matosi komanda, kokią paliko. Jeigu Soliukas jau stovi ir šaukia, tai reiškia jau gerai. O ne taip, kai Soliukas taikiais veidais žiūri, šiltai žvilgsnį aikštelė, treneris vaikšto, žiūri jos. Kad tik manęs neišleistų. Kad tik manęs neišleistų, nusisuka ten nuo jo. Taip, kad skaitau, Žalgirio šio klausimu yra gerai dėl trenerio. Taip, kad tik tai gerų žodžių galim kalbėti apie šitą trenerį. Ir rodo rezultatai. Pasakysiu, komanda Eurolyga yra stipri, ten daug lygių komandų, ten neaišku, kaip baigsis. Ir tas dar parodo, kai komanda
prieš galą, kai laimė, čia ir labai daug ką pasako, kad, reiškia, vat įvyksta. Jis nepsichuoja ten, nešaukia, nebėga aikštė, teisėjų nemoko ir taip toliau. Čia labai geras pavyzdys yra. Jis primena tos NBA trenerius aukšto lygio. Galėtumėt pasirašyti, kad Žalgiris turi papulti tarp 8 geriausių Europoje. Turėtų gal papulti, turėtų. Yra galimybės. Ir aš visada sakydavau klausimą, o kodėl turėjo laimėti, o ne mes? Teisingai. Mes turim laimėti ir viskas. Jo tiki, man atrodo, žaidėjai dabar jo tiki. Ir aišku, visi kažkaip susigyvenę atrodo. Yra taip kažkaip viens kitą supranta. Nėra skirtumo, kad jis toks, kai jis toks ir panašiai. Bet Martinui Šileriui, man atrodo, visi suprantam, buvo sunku ateiti į Kauno Žalgirį, kur turėjom savo dievą Šarūną Jasikevičių. Be abejo sunku, nes visi to iš karto lygina. Ir taip toliau. Sunku buvo, bet skaitau, vyras drąsiai pasielgė. Jis jau, skaitau, yra užsitarnavęs pagarbos kaip treneris. Lietuvos moterų krepšinis. Šią savaitę mūsų lietuvaitės žaidė Turkijoje 2 atrankos rungtynes dėl patekimo į Europos čempionatą. Dabar mes štai parodysime tas akimirkas. Treneri, jūsų manymu, kodėl mums nesiseka ir kodėl mes nepatenkam į Europos net čempionatą, kai 97-aisiais Buvom čempionai. buvom čempionais prieš 15 metų. Palauk, dar 2002 metais moteris važiavo į pasaulio čempionatą Prieš 25 metus. į Kiniją dar. Aš buvau konsultantas, važiavau kartu. Dar žaidė čempionate pasaulio. Tai kas atsitiko? Susilpnėjo klubai, rėmimas susilpnėjo, trenerių nėra, kas treniruoja moteris, nieks nebenori dirbti su jom. Visi sako, kad nebenori vargti tos merginos, daugiau nori būti, žinai, ant pakilos, ten taip toliau, žinai, bet nepasakyčiau, man atrodo, kad nori. Vis tiek kažkaip gali nenorėti. Pirmai skaitau, reikia, kad treneriai, kurie būtų, taškų to būtų daugiau. Anksčiau daug kur merginų būdavo. Ir Plungė ten lošia, ir Telšiuose, atsimenu, buvo treneriai, kurie per naktį miegodavo ant matrasų. Treniruodavo merginas. Ir Joniški buvo tokie dalykai. Kad ir, sakysim, tas pats buvo, kai Vilniaus kibirkštis atsirado, buvo treneris Gedminas, šviesios atminties, kuris surinko tas, kur atitrūko ir padarė jas, kai jis tapo 3 vietą Tarybų Sąjungoje buvo komanda padaryta. Skaitau, galima atgaivinti. Reikia padėti, kad būtų ir materialiai, ir taip supranti. Dabar stengiasi išvažiuoti, nebūti. Ir paskui atvažiuoji ten, kad tu ten per 5 dienas kažką sukursi, nieko nebesukursi. Čia labai sunku. Treneri, jeigu aš imčiau ir paklausčiau, kaip jūs apibūdintumėt visą savo gyvenimą krepšinėje? Tai buvo sėdėjimas elektros kėdėje visą gyvenimą. Darbo stažas krepšinio trenerio 42 metai, esu seniausias, dar nieks tiek neišdirbo. 22 metai sporto mokykloje nuo pat mažens ir paskui didžiam krepšinį, iki to Tarybų Sąjungos vyrtrenerio. Daug pasiekta. Vis tiek kaip ten bebūja, ką nori gali kalbėti, bet didžiojais, kad aš lietuvis, pasiekiau, kad buvau net Tarybų Sąjungos vyrtreneriu. O kas toks buvo kitas? Nėra tokio. Nebuvo. Aš dėkoju už pirmąjį pokalbį treneriui Vladui Garastui, o po pertraukėlis mes pabūsime Kinijoje, kur ten kuriamas lietuviškas krepšinis.